Labai gerai. Jau paskui. Dabar jau. Sveiki, mėlyjei klausytojai. Gal kažkas tai ką tik prisijungėt, o gal kažkas jau girdėjote ir prieš tai buvusią mūsų laidą. Prieš tai buvo terapinės istorijos, kurioje Inga Šepetkaitė, aktorė, taip gražiai jautriai papasakojo savo istoriją. O dabar mes su gydytoju daktaru Julium Neverausku darysime savo terapinę simulaciją. Labas, Juliu. Visiems labas vakaras ir tau, Marija, labas vakaras. Mūsų terapinės simulacijos, jau gal daugelis iš jūsų ir žinote šitą formatą, bet dar pristatysiu kartelį, kad yra apie... Julius nieko nežino, jis net neįsivaizduoja, nei koks aš būsiu personažas, nei su kokia problema ateinu, jisai žino tik tai žodį chaosas, kurį žinot ir jūs, kuris yra... Ir čia, būdamas Julius, visiškai natūralus, toks, koks ir būtų terapeutas klientui. Klientą vaidinsiu aš ir tai bus tokia sesija. Šita mintis man kilo dėl to, kad mes studentai kartais turime galimybę klausyti Juliaus Neverausko vedamų sesijų, vienkartinių sesijų, konsultacijų terapinių. Ir būna, kad jos tiesiog pakeičia ir tų klausančių gyvenimus, ir ypatingai tų dalyvių gyvenimus. Ir aš galvau, kad tai tiesiog privalo pamatyti kuo daugiau žmonių, ne tik tai specialistai. Ir mes dabar turim tą galimybę. Ir nuo tos akimirkas aš pasiėmiau akinius, kai juos susidėsiu, aš tapsiu klientę ir aš būsiu 40 metų moteris. Mano vardas bus Silvija. Silvija. Gerai. Silvija. Gerai, Silvija. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, daktarė, ačiū labai, kad mane priėmėt. Nežinau, aš čia tokiam bardakė gal iš vienos pusės, bet tikiuosi, kad nors suprasit, ką sakysiu, nes vis dar aš esu tiesiog taip užsisukusi, tokiam siaubingam chaose, aš žinokit, net galvojau, ką čia jums pasakysiu, o dabar jau turiu galimybę su jumis pasikonsultuoti ir net nebežinau jau ką pasakyti, bet problema mano yra tokia, kad aš tiesiog esu chaose, žiauriam chaose, nebesuprantu, esu mokytoja, tai dirbu mokytoja mokykloje, taip pat turiu privačių mokinių, kuriuos mokau kaip korepetitorė ir turiu vaikus, 2 mažiukus, 5 ir 6 metai. Ir tiesiog aš nieko nebesuprantu, aš tiesiog dabar kol kas tai esu tokiam režime, kur tiesiog keliuosi ir kažkaip einu, bet jau norisi verkti, jau tai pratrūksiu ir galvoju, kaip iš to chaoso išeiti ir, kaip čia, nežinau, tokie ir chaotiškai, ir papasakau jums. Ar ką nors supratot? Gerai, dėkui labai, kad kreipėtės ir kad norite savo padėti ir kad pasakojate, tai gal bandykim pasitikslinti truputį. Gerai, tai kai jūs sakote chaosą žodį, tai kokie požymiai jūsų nuomonė rodo, gal bandykim kažkokiais punktais įskirti, kad tai yra chaosas ir kad jūs tai galite įvardinti kaip chaosą. Kokie požymiai rodo? Visų pirma, tai labai toksai požymis, tai yra mano visiškai suversti namai, suverstos klasės, kuriuose dirbu. Ir tiesiog tas toksai, vizualiai jau toks atrodo chaosas, bet ir tame ir aš ir pati nebeturiu jokios tvarkos ir struktūros, aš nebežinau, kaip bus. Aš pradedu jau ir vėluoti, ir ten painiotis, ir jau kiekvieną kartą aš tiesiog nebežinau, tarsi nieko nebežinau. Ir tokia problema, ir aš taip jeigu tik pagalvoju apie ateitį, kaip čia kas bus, kas čia pas mane ateina, aš pamiršinėt pradėjau jau susitikimus, tos savo mokinius pamiršinėjau, ten būna, kad pamoką ne tą temą pravedu, toksai visą laiką, tu nežinai, vaikai pamirštų pamaitinti, būna toksai visas užsivėlimas ir tiesiog lekiu, atrodo ir nieko nepadarau. Dėkui labai. Nes psichoterapija yra
yra tokios pastangos, kai mes žmogų padedam jam nueiti nuo kažkokios tai situacijos, kuris yra, į ten, kuris nori, kad būtų. Taip? Tai gal galite pasakyti, kaip jūs norėtumėte, kad būtų, kaip jūs vaizduojate tą savo gyvenimą, kai jums nereikėtų jau kreiptis į didesnius specialistus. Kaip tas atrodytų? Tai visų pirma, tai kad aš nerimo nebejausčiau jokio, to tokio nerimo, to tokios širdgėlas, man čia tas gumbas visą laiką, visas dienas, tai tiesiog, kad šitų jausmų nebejausčiau, norėčiau jūs tokią ramybę. Bet žinot, kaip jūs, man atrodo panašu, kad kažkaip jūs esate toks, nes taip ramiai čia taip sėdit, tai taip jaustis kaip jūs norėčiau, kaip galvoju, kad jūs jaučiatės. Ir, tas tokios ir gal vizualiai tai, kas matytųsi, tai kad būtų sutvarkyta, kad aš galėčiau galbūt kažkaip pasiruošusi, žinoti, mano gyvenimas toksai būtų, kad aš jau žinau ramiai, koksai mano darbas manęs laukia, aš esu jam pasiruošusi, aš viskam esu pasiruošusi, esu rami dėl to, nėra to nerimo, tai šitai. Aha, jūs kalbate daugiau apie savo jauseną, o jeigu kalbėtumėte apie savo elgesį, tai kaip tas elgesys, koks dabar yra elgesys, jeigu tarsi šono pažiūrėtumėte tokio geranoriškos draugės akimis į savo elgesį dabar ir į savo gyvenimą ir pasakytumėte, kaip jūs norėtumėte, kad atrodytų tas norimas gyvenimas. Kalbant, ką mato žmogus iš išorės, nes žmogus nemato, jis nejaučia, ką kitas žmogus jaučia, jis tiesiog mato, jisai mato, kas vyksta. Tai kaip? Aha. Geras, man patinka šitas supratimas, toks, pagalvojau apie savo draugę ir ką jinai matytų. Tai jinai matytų, kaip aš atsikeliu ryte. Padarau visus darbus, kuriuos esu suplanavusi iš vakaro padaryti. Atsikeliu, pati aprengiu, suruošiu vaikus, spėjam papusryčiauti ramiai visi kartu, pasišnekam, tada aš juos nuvežu į darželį, pati ramiai savo einu į darbą, nevėluoju, esu apsirengusi, esu susitvarkiusi, nemurzina, nesusiplyšusi. Ir tada darbe vedu tą pamoką, matosi, kad esu tikrai tokia, žinau ką vedu, žinau, ką dėstau, esu užtikrinta, ir po pamokų vėl važiuoju pasimti vaikus, tarsi, kad jokio, nesimatytų to vaizdu, jokio tokio mano bėgimo, kažkokio užkliuvimo, nukritimo, pamiršimo ir tokių dalykų. Namai tobulai sutvarkyti, jinai matytų tokį. Tobulai, tai gal Manau, kad tai yra įmanoma. Labai toks keistas žodis tobulai. Aš nelabai mėgstu iš to žodžio, nes jisai kartais nepasiekiamas yra. Bet aš dar noriu, kad jūs truputį pasakytumėte apie savo kitą gyvenimą, apie savo socialinį gyvenimą, savo kažkokius santykius su kitais žmonėmis. Yra taip, kad jūs ir tuose santykiuose stengiatės, kad daug turite tokių žmonių, su kuriais bendraujat ir vis kažkaip susisiekėt, vėl atitrūksat, vėl susisiekėt su kitais žmonėmis ir taip toliau, kad visko gyvenime jūsų daug labai. Yra taip, kad pas jūs daug visko yra. Taip, atrodo labai daug. Gal kitas žmogus iš šono nepasakytų, bet man pačiai tai atrodo daug. Ir tai ten tie 2 darbai, tada tie 2 vaikai ir yra žinoma, kad apie tą socialinį gyvenimą, yra taip, aš stengiuosi dalyvauti visose vakarėliuose, visose kažkokiuose, tai kur mane pakviečia, renginiuose stengiuosi sudalyvauti, nes aš aktyviai ieškusi partnerio. Taip pat ir galvoju, kad gal man čia tas truputėlį esu skaičius apie tą FOMO, kur bijai kažką praleisti ir tokia ta baimė dar, kad kažką praleisiu, pražiopsosiu, o gal ten tas mano išrinktasis, tai aš stengiuosi nueiti tuos renginius, bet irgi taip pusę kojos pabūnu, po to prisimenu ten kažką, tai vėl grįžtu, žodžiu, tai tame irgi yra to chaoso ir tikrai žmonių kažkokių pastovių tokių, kaip savo draugų aš nelabai turiu, bet aš kiekvieną kartą vis su kažkokiais pažįstamais susitinku. Tai su vienu, tai su kitu, tai su trečiu, tai su ketvirtu, pažadu kažkokiam ten, toks. Jo, tai vienas dalykas yra FOMO tas, o kitas dalykas yra kiti aspektai mūsų gyventi. Pavyzdžiui,
yra toksai dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromas. Jisai šiaip trumpinamas ADHD, taip angliškas toks žargonas. Ar pastebėjot, kad šiek tiek pas jūs gali būti tų požymių yra, kad sunku dėmesį laikyti, nes aš matau iš jūsų kalbos, manieros, jūs tiesiog ir kartu esate, bet kartu viduje ir nesate su žmogum, jūs tiesiog tarsi, noriu pasakyti, jums sunku išlaikyti tą pilną giluminį dėmesį su kitu žmogum. Ar pastebėjo to, kad taip būna? Dabar, kai sako, tai atrodo, taip visai pažįstama, kai sakot, nors aš nebuvau tai pagalvojusi, negalvojau, kad man čia galėtų būti, o tai kokie čia tie požymiai, nes aš dabar tai tiesiog susijaudinus, tai nežinau, gal dėl to. Požymiai, kad yra žmogus truputį toksai aktyvus tiek, kad jam tai trukdo sukoncentruoti kažkokiai tai vienai veiklai. Yra tas požymis, kad jam sunku valdyti dėmesį ilgesnį laiką vienoje vietoje. Ir pats toksai svarbiausias galbūt požymis arba esmė šito viso sindromo yra, kad pas tą žmogų smegenys reikalauja nuolatinės dopamino stimuliacijos. Tai tas žmogus, jis nori visą laiką kažkokių tai stimulų ir jis jaučia nuobodulį. Taip, jis jaučia nuobodulį ir tai kelia šiem žmonėm ir šiek tiek problemų santykiuose, nes jūs sakot, ieškot partnerio, tai galbūt santykiai su jūsų vaikų tėvu arba tėvais, aš nežinau, ar vienas tėvas, ar du tėvai buvo, tai du tėvai, tai gali būti, kad jums galėjo ir tie santykiai šiek tiek trikti arba net ir iširti dėl to, kad atsiranda nuobodulys, atsiranda tada labai sunku užmegzti tą gilų tokį ramų ryšį su kitu žmogum ir tada kitas žmogus visai gali pasijausti nesaugiai, gali jisai tiesiog jausti, kad jisai nereikalingas, kad jis nepakankamas, tas žmogus, nes jūsų dėmesys nueina į kitus žmonės ir taip toliau, jums sunku išlaikyti tą dėmesį savo partneriu. Tai čia daug dalykų ir tai liečia bet kokias veiklas, ne tik tai romantinius santykius. Tai ar kažką tai savyje atrandat? Dabar, kai sako, tai panašu į mane, iš tikrųjų, mane tas nuobodulys kamuoja. Ir iš tikrųjų, tas, aš galvojau, kad, ir apie tą dėmesį, kaip pasakėte, tikrai sunku jį sutelkti. O tai ką dabar daryti tada? Ir tada suprantat, kaip yra, tada yra taip, kad kai jūs sutelkėt, tiem žmonėm būdingas bruožas yra, kad kai jūs sutelkėt dėmesį į vieną kažkokį objektą, bet kas tai bebūtų, arba santykis, net romantinis santykis, arba kažkoks tai darbas, arba veikla, pradžiai aktyvuoja labai, atrodo, kad čia tikrai jau bus čia stimulas, jau viskas čia bus labai gerai, nuostabu ir taip toliau, nes tą žmogų maitina ta tokia nauja stimulacija. Ir paskui greitai šita stimulacija išsenka, atsiranda nuobodulys ir tada tas žmogus jau negauna pasimaitinimo iš tos veiklos arba to santykio arba to žmogaus ir tada jisai ieško kitų stimulų. Ir net tais atvejais, jeigu tas žmogus dar geba išlaikyti kažkokį santykį per savo vaikais, bet vis tiek jisai padaro taip, kad jisai tarsi net kartais sukuria problemas tam, kad gautų naujus stimulus. Tai už tai, kad labai didelis yra stimulų ieškojimas labai, nes kitaip smegenys pradeda ne tik tai nuobodžiauti, bet jos pradeda tarsi atsitraukti nuo to santykio arba nuo tos veiklos. Ir tada tas žmogus jam taip atrodo, kad jis turi gauti stimulų naujų tam, kad galėtų išlaikyti santykį su kitais kažkokiais tai žmonėm. Ar pastebėjot, kad jums taip gali būti?
Mhm. Nu, kai sako, tai panašu į mane, nors taip gaila, nes aš tai šiaip tai labiau tai kaltinau, kad tiesiog man tai vad nesiseka, nes man tiesiog nesisekė ir su tais vyrais aš, nu, ten, nu, gausybė